viršus, mes anon kasinėjom. Ir čia buvo 6 ir ten 7 kaps ant tos terasos apatienis. Jau, žodžiu, 7 kapai. Ir seniausi kapai yra iš 6000 metų prieš Kristų. Tai va, 8000 išvės nuo mūsų dainų. Paskiau, kai baigiam tus kasinėjimus, čia tas žynė kaps ir kur ant knygos viršelį. Ir kai baigiam čia tus kasinėjimus, o čia tas ir viskas, tai kapavo raudono ochro. Dabar radom ochros akmenoką. Sutrynus tokiai dažą. Apipildavo dažas ir o čia tas žynys. O čia baigiant, kaip žmonės pradėjo pasakoti, kad eksploatavo ton karjerą, tai čia irgi rasdavo kapą, kaulėlį sudėdavo vien krūvelį ir palaidavo. Ir mes nuėmėm tą visą velieną ir dar 6 kapą čia buvo. 6 jau palaidot, bet jau įkapį nebebuvo, o kiek išvežė ir įkapį nebebuvo, bet dabar yra kuntikta. Yra padatauti tai kapą. Ir irgi yra iš mezolito laikotarpio, tai reiškia 5-6 tūkstantmetis irgi prieš Kristų. Čia, kur buvo palaidoti irgi. Tai žodžiu, dalinams buvo sugriauts, bet gera, kad žmonės tų kaulų neišmetė. O dabar gal jau pasiekėm, kad iš nedidelį kiekį kaulų jau gal padatauti, nustatyti. Ir tada, o čia ir išvės aišku, kad čia buvo 15 palaidot. 2 vaką buvo vyno veito palaidot, žodžiu, porą moteriškų, porą vyrų, ten tas irgi iš neolito dar. Žodžiu, praėjo paskutinis kaps praėjus nuo 6 tūkstantmečio į 3 tūkstantmečio. Žodžiu, praėjus dar 3 maždaug 1000 metų dar vienas kaps čia pasilaidojo. Tai vat, ateidavo laidotis į tas pačias veitas, akmens amžiaus. Nu tik tai jau tarpa didelį, tarp kapų 3000 metų. O dabar žirgs irgi nebuvo ras. Nebuvo žirgs. Ne, nebuvo. Irgi nebuvo. Visokių tokių kauliukų ir taip toliau, o pagrindinė dontis ten yra 30% ir breidis, 25% tauras, tada šernų biški, paskiau veinskits gal vilks, lapė, bebras, nu, po veiną. Šitą kepurę, ne kur? Nu, tai išvėsa, žodžiu, per tom, čia būtum 87 žvėrių dontis, pragrįžti skilutėm ir pakabinti. Tai čia, tai junkuoju, tai visą čia buvo amuletą kokį kaip drabužė. Ir va čia mums Some, mes čia surinkom ochrą, dabar nustatė irgi to ochrą, tos dažus, analizavau su mikroskopu ir rado, kad dar kur tas žynys buvo, to veito dar buvo paukščių plunksnų. Neaiškia, nuo kostiums buvo apeiginis toks, jau kur palaidots, tai va, be tų duntų, aišku, be kailių, bet dar buvo ir paukščių plunksnų. Tai va, o pats žynys, katro vieto davo tas kaps? To veito. Čia buvo. Lengvų žemė, pasitėjų. Nu, čia žvyras. Nu, žvyras, karjeras. Kol velieną nuėmė, o paskiau toksai jau su mentelėm toks darbas, žinai, su mūrininko tokiu. Bet žvyrį ilgą nastop. O nacionalinių muziejų taip yra, net žynys eksponuojamas. Žvyrį ilgą lavon. Vieną bauką negalėdavo paritinti, nerišas. Jo, nerišas. Bet anu surado su Gaspadin, bet Gaspadin jau čia mums, bet ne tas laikotarpis, na, čia netoli ten ir surys nuo tą visą. Mes čia galvojom, kad čia ir tas dvigubs kaps, ir taip toliau. Ir atrodė, kad vyno veito dubė, viskas ochrą palaidoto, taip toliau. Aš galėjau daug galvą nukirsti, kad tas kapsį. Datavom Ameriko, datavom kito veito, datavom trečio veito ir visą laik skirtums. Ta Gaspadėnį buvo palaidot po 1000 metų šalia. Įsivaizduoju. Kaip mylėjai vyrą, pasilaidoti. Atrodė, kad, kaip tvorit vės prikėta viską, žinai. Ir aišku, ten kūrėm visoks istorijas, atspars prirašiau visko ten apie to, kaip moteriškas suristom kojom, kaip tiek. O pasirodo, niek netiek tebuvo. Po 1000 metų jiem ir palaidoj tom moterišką telefonu. Nu, kadangi laidoj, buvau kapinins, biški vėliau palaidoj ir susijungi tik tai, kad atrodo, te buvo, kad kur kuojais, nu, ta dubė atrodo, kad to pačio dubė būtina. Nes tiep į perėms, anam daug ochras tos raudonos, o ta
biški tokia pelta buvo. Nu, galvojom, motriška, aišku, neįdėta, nei į kapinę įdėjai motrišką, palaidojo surištom kojom. Dar antras dalykas, reiškia, ochras mažiau pripylė, čia interpretacijas visoks jau buvo, o visai netiek. Kas ta ochra į? Nu, va, Akmenuk stuk. akmenuk. Ai, aš tu kart raundu. Nu, jau visi randam žvėrynus.